prieš naujus metus dalyvauti valdovų rūmose vykusiame aukštosios visuomenės suvažiavime. Ten buvo susirinkę visi Seimo nariai, ministrai, prezidentė. Visi 3 dienas tarėsi, kaip pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimą, kad žmonėms būtų dar blogiau. 3 dieną visi jau buvo pavargę, tai suteikė teisę ir man pasisakyti. Tai aš pateiksiu jums tik sutrumpintą savo kalbos ištrauką. Jūs visados per žingsnį priekį, bet laimė turi 2 galus. Mes galim jums į užpakalį spirt ir pažiūrėt, kas iš to bus. Aiškinat jūs, reikia eiti iki galo, bet laimė turi 2 galus. Kai tik tai jūs prieisite galą, mums gerai gyvent be galo bus. Kol jūs priekin puolėt vardan tos, jau prapuolė 3/4 tautos. Ką darai, daryk gerai, bet jeigu daros negerai, tai gal gerai, kai nieko nedarai. Ir jei gali nedaryk, bet jei pradėjai jau daryt, vis tiek tik niekad nieko nedaryk iki galo. Sustok ir pagalvok, o gal tai gali padaryt kiti, žiūrėk, kas darosi šaly ir kiek pro šalį. Radote jūs gyvenime savo vietą, bet laimė turi 2 galus. Mes galim jūs į kilimą susukti, išvežt kitur, padėti ir pažiūrėt, kas iš to bus. Stovite jūs ant žemės tvirtai, bet laimė turi 2 galus. Mes galim kast aplinkui, kol prasmeksit jūs, ir tada jau pažiūrėt, kas bus. Kol stovėjot mūrų dėl žmogaus, tas žmogus jau žiūri iš dangaus. Ką darai, daryk gerai, bet jeigu daros negerai, tai gal gerai, kai nieko nedarai. Jei tau sakys visi kartu, kad tai gali padaryt tik tu, vis tiek tik netikėk ir nieko nedaryk. Jei nieks nepadirbo tų darbų, gal tai visai ir nesvarbu, o gal tai reikia ateities kartoms palikt. Daryk, ryk, jau nieko mums nebepalik, tik niekad nieko nedaryk, vardan to pašventą. Nes šventę pagadinsi tik ir vardan ateities nieko nedaryk, nes bus po to ir ateity neįmanoma gyventi. Aš esu iš tų, kurie ramiai triūsia savo sode. Rytais aš visados paklausiu savęs, ar viskas gerai. Gerai, atsakau. O taip norėtųsi paaiškinti, kad nieko gero. Bet argi supras. Todėl vakarais būna, nors aš nei dantistas, nei meistras, bet būna, kad į mūsų sienas gręžtų. Norisi pabendrauti su žmogum už sienos. Juk dabar taip paprastai, kaip anais laikais, nebeužeisi pas žmogų. Pasikalbėti tiesiog. Buvęs žmogus visados prie kompiuterio. Dėptels baltom, kad trukdai vaikščiot po puikias svetainės su plikom bobom. Todėl aš į raudonąją knygą įrašiau natūralų žmogaus ryšį su žmogumi. Bet ir natūraliam būna problemų. Štai sykį užėjau pas kaimyną.
nes žinojau, kad jo nebus namie. Išvežęs kompą taisyti. Tai sėdim su kaimynė, aš jai pasakoju apie rekonstrukciją ir plėtrą, ta žiovauja. Miegoti laikas. Miegoti, aš net sudrebu. Juk miegoti vienaip skamba su žmona, visai kitaip su dama. O permiegoti. Kažin, ar aš kada nors permiegosiu. Ne, išmiegoti aš mėgstu, bet mane labai gąsdina šitas per. Žmogus išvažiavo ir žmogų pervažiavo. Jaučiat skirtumą? Būkit atsargus, jeigu kas kvies permiegoti. Na, bet tada prisimenu, nuėjom su kaimynė, atsigulėm. Aš miegojau, jį gal permiegojau, nežinau. Rytą grįžta kaimynas, jis mat nepatenkintas. Nemanau tave patenkinti, atsakiau. Tu man nemielas. Ko tik neprasimano žmonės. Išbraukiau jį iš Raudonosios knygos. Kaimynę palikau. Iš Raudonosios knygos. Kaip jūs čia norėjot paploti? Manėt, kad čia reikia. Iš Raudonosios knygos išbraukiu visus tuos, kurie priėję prie manęs klausia, kas naujo? Žmogui, kaip man, kuriam jau per 30, reikia tik džiaugtis, jeigu nieko naujo. Seni širdininkai pasakoja, jeigu širdis ima dirbti kažkaip naujai, gero nelauk. Taip pat iš Raudonosios knygos išbraukiu tuos, kurie priėję prie manęs klausia, ką naujo dabar rašote? Tokiu aš visados paklausiu, o tu jau esi perskaitęs viską, ką aš parašiau anksčiau. Jeigu perskaitai, papasakok. Ir jeigu kada nors atsiras toks žmogus, kuris man žodis žodin atpasakos viską, ką aš jau esu parašęs, aš suprasiu, kad šitam tikrai trūksta. Gal jam net parašysiu. Įrašysiu į Raudonąją knygą tuos, kuriuos tikrai norėčiau įrašyti.